misiją, ją padarė, tai įsivežė. O ką įsivežė? Kompą? 3 kompiuteris, Giedriaus telefoną, kamerą ir viskas mums. O tu čia šiandien gerą klausimą Facebook'e uždavė, o kodėl jie paėmė monitorių? Čia aš jėgau, kad paėmė, iš tikrųjų monitorius nepaėmė, tiesiog norėjau tokį bairį. Aš jau patikėjau. Tai tas buvo patikėjęs. Klausyk, kai sužinojai, kad va taip realiai prisidirbai, nes vis tiek, tai yra gan rimtas reikalas, pradėjai pergyventi ar atvirkščiai, tu kažkaip tikėjai, kad čia nieko blogo ir viskas bus gerai? Aš dar dabar tikiu, kad čia nieko blogo, aš nesijaučiu dėl to kalbas, man kažkaip juokinga, kad čia taip, nežinau, man čia normalu atrodo. O ta pati daina, tai tu sukūrei ją pats, ar ne, visiškai pats? Šis pokalbis gali būti papanaudotas kar nors, ne, tai jo, aš vienas sukūrėjau. Tai ne, su radistais mes sukūrėm, tai žiūrėk, pas mus dar ateis. Čia nemažai kompų išsinešti gali. Viską gali išsinešti. Tas klipas man iš tikrųjų labai patiko, žinok, mes visa mūsų komanda tikrai tave palaikom, aš mačiau, kad ir didžiosios Lietuvos žvaigždės Mikutavičius, Paulius Ambrazevičius, galų gale ir Algis Ramanauskas greitai pasisako už tave. Tai atlaikyk, aš manau, kad čia gavai, žinai, tokią gerą ir promo akciją. Kiek dabar followerių turėtų? Jau 70 000, tai 10 000 pakėlom. Va, prašau. Žinai, čia... O kiek į sąskaitą įkrito? Tai čia vėl? 2010 lytiškai. Išvis, žiūrėk. Rimtai, tiek įkrito, ta prasme. Tiek yra palaikančių ir siunčiančių. Taip. O kas bus, jei baudos nereikės mokėti, tai ką darysi tam Aš sakau, paukosiu vaikų namams arba gyvūnėliams, arba tik tai gyvūnėliams, nes su vaikais dar neįskaitų skolų. Klausyk, o po kiek žmonės aukoja, nepaslaptis, tiek matai banko prisi... Aš žiūrėjau išrašą nesiniai, kad čia mačiau, kad daugiausia buvo 100 litų. Aš mačiau, kad dar spračiu, kad 200 litų, bet kažkaip nepasivėjau, pramečiau tam sakymų, tai... Geras. Nečiau, tai pinigų ležų užkysit, pinigai. Tai gal nori rytoj eksitą ateit pasitūsint? Tu dažnai Vilniui būni ar dabar būni pas savi namie? Dabar aš būnu užsibarakadavęs, tik kaimį savo. Ko toliau nuo Lukiškių jisai? O koks dabar procesas, kas toliau dabar tavęs laukia? Tu turi būti namuose, kai paskui važiuosi į policiją, ten duot parodymų, taip? Man pirmadienį bus aišku, kad kas bus, duos man tą datą, kad į tą teismą, kažką panašaus. O kas tave grėsia pagal tą, 170 kodis, kitam nežinau, ten aš nesidanu tokiais dalykais. Tai tada žinau, kad smurto skatinimas, kad gali dabar vaikai atžiūrėti vaikų ar kažką panašaus. Stipru. Tai pagalvojus, tai per Simpsons, kaip Homeris smaugia savo tų bartų, tai reiškia, dabar tėvas mane irgi tėvas pažiūrės Simpsons. Va, ble, oi. Nepasakiau BLE, nepasakiau C raidės. Negaliu gal 300 litų baudos. Oi. Bičias susiskaičiavo. O esi pamastęs, jeigu paės šitas nusikaltimas, kokį toliau nusikalstamų verslų nori išsimti? Jeigu bus citos metai gerai, aš kursiu toliau, ne tokias dainas, bet tai kažką panašaus. Nebūtinai tai vėl turiu kurti, kad reikia tas vaikus auklėti per šitą meninį protestą. Kažką, kursiu apie šitą įvykį, ant bairę sukursiu, pažiūrėsiu, ką jie reaguos, kad jie pagalvos, blemba, užvažiavo man čiotį dabar, donorėm. O klausyk, su Katleriu tas filmukas, nes Katleris buvo savaitgalį sutikę, čia pat radistų gimtadienį, sakė, kad jūs organizuojate jau kitą seriją, tai tiesa ar ne? Su Katleriu? Jo, Mantu Katleriu. Apie tą policijos seriją. Mes jo, kaip organizuojam, bet dabar kai kamera man atimtų, tai kur organizuojam. O tu nemanai, kad čia gali būti susiję, žinai, jūs juokėtės iš policijos ir tipo dėl to čia išsienų? Ne, pareigūnai patys važiavė, čia juokėsi, sakė, žiūri, patinka tai policijos, ir patys žiūri, mums sakė, duota tokia misija, tai mes ir ją darome viskas. Supratau, taip pat kaip jautiesi, viskas gerai, jokių depresijų, kažkokių planavimų, kad padarei kažką labai blogo, nesijauti taip? Ne, normaliai, nesijaučiu kaltas kažkaip, jeigu būčiau, pavyzdžiui, žmogų užmušęs, tada galbūt sakyčiau, blemba, negerai. O pats palaikymo daugiau sulaukė ar kritikos? Palaikymo daug, tikrai, žiauriai daug. O kritikos esi gavęs laiškų, pavyzdžiui, piktų tokių, kad tave sudaros ten tie patys vaikai? Parašė, tipo, pagaliau sėsi jiems į Facebooką tą žinutę. Taip aš negaliu patirinti savo kitų žinučių, nes kitos žinutės man eina į overs folder, dėl to
kadangi aš neturiu kompiuterio, kažkokiu būdu negaliu dabar patikrinti šitų žinučių, nežinau, kas ten daras. Kokie vėlniai ten stūgauja. Supratau. Nu ką, Vaidukai, tai laikykis, žinai, visko būna, prisidarėjai, mes irgi kažkada, žinok, buvom sulaukę iš policijos dėmesio už tai, kad bandėm sustabdyti traukinį, tai irgi buvo net administracinis kažkoks ten ir net į baudžiaką ėjo, tai turėjom irgi tokį nemalonų patyrimą, bet iš to paskui kažkaip skaniai pasijuokėm. Svarbu, kad viską, žinai, tu darai su sarkazmu ir nebejai pasityčioti savęs, aš manau, ir vis tiek rimtai taip negalvoji. Ane? Taip, ačiū už palaikymą. Tai laikykis ir atliek, kada pas mus į radiją, mes tave būtinai priimsim. Ok, ačiū. Laikykis, Super, čiau. ačiū tau. O mes ką, grįžtam prie muzikos ir dar